Štai yra antroji C++ programavimo kalbos pamoka ir šiandien, kaip žadėjau, bandysiu parodyti, kaip reikia išvesti kažkokį tekstą, tai yra atspausdinti. Ir galim spausdinti tiek užrašus, žodžius, tiek skaičius, tiek kažkokius kintamųjų reikšmės ir panašiai. Tai šiuo atveju mes bandysim su tekstu ir skaičiais truputėlį pažaisti ir ką reiktų žinoti spausdinant arba išvedant tekstą, tai komanda, kuri tai daro. Tai yra caut ir dvi rodyklės. Caut, tai čia trumpinys yra nuo konsolio output. Ir tai yra išvedimas į konsolinį langą, tą juodą langą, kurį tuoj pamatysit. O ką išvedam, tai nurodom šitoj vietai. Rašosi taip, caut, rodyklės, jeigu tai yra kažkoks tekstas, būtinai tarp dvigubų kabučių, ne dvi po vieną kabutės, bet dvigubas. Ir aišku, C++ programavimo kalboje, kaip ir daugelį kitų, sakinys baigėsi kabliataškiu. Kas čia yra? Šitai vietoje yra parašyta komanda, kuri perkels mūsų žymeklį, šitą blikčiantį brūkšnelį vieną eilutę žemiau. Taigi, jeigu perskaityti šitą eilutę, mūsų kompiliatorius suprastų taip, spausdinam tekstą ir peršokam į apačią. Kaip paleisti programą, tai yra F9 klaviatūrai ir paspaudę F9 jūs gausit šitokį rezultatą. Parašytas tekstas, kurį mes ir norėjom atspausdinti. O šis tarpelis yra sukurtas būtent end line eilutės. Taigi čia labai paprastas pavyzdys. Toliau mes galim bandyti pažiūrėti ir sudėtingesnius pavyzdžius, ar ne? Bet viską šiandien darysim su tekstu ir skaičiais. Taigi dar kartą priminsiu, kad gal ir pirmą kartą pasakysiu tai, kad kiekvienas kažkoks duomenų tipas, pavyzdžiui, tekstas ar ne, kažkokia komanda turi savo dvi rodyklės. Visą laiką tai bus, norėsim atspausdinti skaičių, skaičius turi savo dvi rodyklės. Ir taip toliau, taigi dabar atspausdinsim skaičių ir tą patį tekstą. Štai kaip atrodytų pas mus juodajame konsolės lange. Dar keletas dalykų, ką jums būtų gerai žinoti, kad mes galim labai daug prirašyti į vieną eilutę, tarkim, tekstas, skaičius, peršokami į apačią, toliau parašom dar teksto, dar kažką parašom ir taip tęsim, aišku, kiekviena dalis turi savo rodyklės, bet labai toli mes galim taip nukeliauti, surašyti labai daug atliekamų veiksmų eilutę ir šiuo atveju, jeigu buvo viena komanda caut, vienas kabliataškis, ar ne, o kiek teksto dalių, tiek yra ir rodyklių. Taigi šiuo atveju paspaudę F9 mes štai ką gautumėm atspausdintą. Lygiai tą patį galėjom padaryti ir šitokiu būdu, čia padėti kabliataškį ir sekančią dalį rašyti apačioj su nauja komanda caut. Ir aišku, rezultatai būtų lygiai tie patys. Taigi, ką čia reiktų žinoti, kad arba tęsime vieną eilutę, bet pridedam daug rodyklių, arba galim rašyti atskiras eilutes. Vėlgi, kaip patogiau, aišku, jeigu norim matyti realų vaizdą, tai ko gero būtų geriau kiekvieną eilutę ir rašyti į atskirą eilutę su atskira komanda caut. Taip mes jau iškart matom, kas čia parašyta ir kaip atrodys juodam lange. Paskutinis dalykas, ką iš šios temos noriu parodyti, tai kad galim ne tik užrašyti tekstą ar skaičius, bet ir kažkokį matematinį veiksmą, kuris mums grąžins apskaičiuotą rezultatą. Tai jeigu parašysim 5 + 5 ir paspausim tą patį F9, rezultatą gausim štai kokį. Tekstas ir skaičiai kaip buvo, o 5 + 5
bus atspausdintas kaip 10. Ir ko gero šiam kartui tiek. Dar negaliu aš apie kintamųjų spausdinimą per daug kalbėti, nes nežinom, kas tie kintamieji, kaip jie gaunami, kaip aprašomi, taigi jų ir nelieskim. Bet su tekstu pakol kas tiek. Gal tiems, kam nelabai patinka, pavyzdžiui, endline, galiu pasakyti, kad galim naudoti štai kokią komandą. Aišku, tarp dvigubų kabučių prie teksto galim parašyti atbulinį pasvirusi brūkšnelį ir mažąją raidę N. Šitas užrašas yra lygus šiam. Ir ko gero šiai pamokai tiek. Kitą pamoką jau tikrai mokinsimės apie kintamuosius, pažiūrėsim, kaip galim juos užrašyti, kaip jiems priskirti reikšmes, ką jie daro ir kam jie naudojami. Taigi tiek ir iki.